Tikroji proto prigimtis yra erdvė. Bekraštė sąmonės vaiskuma, neturinti nei savybių, nei formos, nei apibūdinimo. Ji yra begalinė ir nemarioji platybė, kaip atviras dangus, esanti anapus bet kokios formos, bet kokio koncepto, idėjos ar minties, bet visas jas talpinanti savyje. Tikroji proto prigimtis yra erdvė, kurioje šis gyvenimas pasireiškia. Visi jutimai, spalvos, garsai, formos ir visa tai, kas yra išreikšta. Mūsų tikroji prigimtis visą tai atspindi lyg veidrodis, pats niekada nepakitęs, nesvarbu, koks vaizdinys jame atsispindėtų. Visą tai, ką patiriame, ką galime žodžiais išreikšti ir apibūdinti, simbolinė prasme turi tam tikrą vardą, tam tikrą pavadinimą. Nes kad ir kas tai būtų, tai yra tam tikra forma. Tačiau mūsų esybė, tikroji natūralaus proto prigimtis, neturi vardo, neturi jokio apibūdinimo, nėra joje ir jokio sukurto koncepto. Tad, kad ir ką patirtume, visa tai pasireiškia ir praeina šioje sąmonės erdvėje ir yra netikra, neturi išliekančios prigimties, bet yra lyg debesys šiame esybės danguje, kuris tveria per amžius ir yra niekuomet nekintantis. Tad turime tai aiškiai atpažinti, kad visa tai, ką patiriame, nesame tikroji aš, o tik šio gyvenimo šokio, šio gyvenimo spektaklio elementai, atsirandantys ir praeinantys mūsų sąmonės erdvėje. Visa tai, kas yra forma, yra laikina ir yra netikra. Visa tai, kas turi formą, nesame mes. Nes tikroji aš yra toji erdvė, kurioje tai pasireiškia. Ji yra regėtoja, nepaliesta formų ir tverianti dar prieš bet kurią jų. Turime suprasti, kad konceptualus protas, mintys ir jausmai yra forma. Lygiai kaip materialiame pasaulyje matome įvairias formas, daiktus, taip ir mintys, idėjos, jausmai ir konceptai taip pat yra tam tikra forma, pasirodanti tuščioje prigimtinio proto erdvėje. Tad mums, kaip dvasinio kelio sekėjams, trokštantiems tikrosios laisvės, yra ypatingai svarbu atskirti, kas yra forma ir kas yra amžinoji regėtoja, kurioje jos visos pasireiškia. Tai, kas turi formą ir tai, kas formos neturi, visa yra vienos prigimties, visa yra sąmonė, visa yra Dievas. Kad ir ką patirtume ar nepatirtume, visa tai, kas išreikšta ir kas nėra išreikšta, yra visuotinio Dievo dalis, visatos dalis ir savo prigimtyje yra viena. Tačiau turime tai pažinti iš naujo, kadangi gimus ego protui mes suformavome klaidingą viziją, klaidingą konceptą. Ir
forma, savyje savaime esanti tyra, mūsų sielą sukaustė ir uždarė į tam tikrą formos kalėjimą. Visa yra regėjime, visa yra įžvalgoje. Jeigu gerai tai žvelgsime, pastebėsime, pažinsime save, pažinsime ir visa ko tikrąją prigimtį. Pati tiesa mus padarys laisvus. Tad pradedame nuo pažinimo, kas esame mes, kas yra tikroji aš, kaip regėtoja, kaip amžinoji erdvė, talpinanti visus jutimus ir formą savyje. Ir tai, kas nesame mes, įvairios formos, mintys, jutimai, konceptai, garsai, vaizdiniai ir vaizduotė. Gerai išskyrus šias dalis ir tai pažinus savo patirtimi, tai susijungia į vieną visumą. Ir mes nebematome skirtumo, nes visa yra Dievas, visa yra sąmonė. Tačiau esame laisvi nuo neteisingo požiūrio, nuo siauro požiūrio ir įžvelgiame, aiškiai suprantame visa ko tikrąją prigimtį. Tad turime atverti savo požiūrį, klausimu, kas esu. Pastebėdami įvairias subtilias formas savyje, mintis, konceptus ir nusimesti tai. Atmesti tai kaip ne aš. Tikėjimą įvairiais konceptais apie save, apie savo būseną, jutimus ar situaciją. Nusimeskime viską, kol neliks daugiau nieko, ką daugiau atmesti. Jei matome savyje tam tikrą idėją, aš atlieku tai, arba aš suprantu tai, ar aš nesuprantu ano, ar noriu pasiekti tai, vengiu ano. Visa tai yra niekas ir nesame mes. Atpažinkime tai tik kaip formas, pasireiškiančias mūsų sąmonės erdvėje ir paleiskime. Yra ypatingai svarbu nemaitinti savyje tų idėjų, konceptų ir dar daugiau teorijų, laikant save tuo ar anuo, svarstant, lyginant. Kad ir kokią būseną mes patiriame, kad ir kokį konceptą apie save esame sukonstravę, visą tai turime paleisti ir atpažinti erdvę, kurioje jie visi pasireiškia. Tai dėl to, kad mes tikime jų tikrumu, realumu ir tikime, kad tai yra kažkas, kas išlieka, mes negalime palikti šio proto kalėjimo. Yra toks visatos principas, visatos dėsnis, pažįstamas patyrimu, kuris sako, kur nukreipiamas yra mūsų dėmesys, ten nukreipiama ir mūsų energija. Tad jeigu mūsų dėmesys yra nukreiptas į vairias formas, jos niekuomet nepaleis mūsų, nepaliks mūsų ramybėje. Net ir pakisdamos, jos tik transformuosis į kitą formą. Tad mūsų vidinis dėmesys turi nuolat būti nukreiptas į esybę, į šią amžinąją erdvę, kurioje visos formos pasireiškia. Į šią šviesą, vaiskumą, kuri apšviečia visas mūsų egzistencijos dalis, bet pati išlieka niekuomet nepaliesta.
Tad tikėti vidinių ir išorinių formų tikrumu yra nelaisvė. Atpažindami tai, nusimeskime jas visas ir likime savo natūralaus proto prigimtyje šioje erdvėje. Skirdami dėmesį įvairiems konceptams apie mūsų būseną, situaciją, idėjoms apie save ir įvairiems lyginimams, mes tik sustipriname tai. Atpažinę šį principą, turime paleisti visą tai. Turime būti budrus ir dėmesingi, pastebėdami savyje įvairius konceptus, kuriuos suformavome, ir įžvelgti tikrąją to prigimtį, kuri yra tuščia. Kas esame mes? Ar tai galima apibūdinti kažkokią situaciją, būdo bruožais? Mes esame pati sąmonė, nesukaustyta jokiais konceptais, jokia asmenybė, jokia istorija, jokia situacija ar būsena. Būsenos, situacijos priklauso laikui, esybė, natūralus prigimtinis protas ir amžinybė. Esame absoliutus potencialas, esame viskas ir esame niekas. Esame erdvė, kurioje šis gyvenimas pasireiškia. Niekuomet to neužmirškime. Tad atmeskime formą kaip ne aš. Atmeskime visą, kol nebeliks nieko, ką daugiau atmesti. Tada atsidūrė į tą tuštumą, į negimusį protą. Pastebėkime, kaip minčių formos, žmogiškasis ego protas trokšta išgyventi ir sukurti naujas formas, naujas dėžutes, kalėjimo celės mūsų sielai. Tačiau esybė, natūralus protas, gerai atpažintas, nėra uždaromas į jokias dėžutes. Jis yra per platus, kad būtų talpinamas, pernelyg beribis, kad tilptų į celę. Turime likti ištikimi šiam pažinimui, jei tai, ko iš tikrųjų norime, yra laisvė ir tikroji pilnatvė, autentiška būtis. Visą tai, ką galime pajusti, regėti, užuosti, lytėti, išgirsti, ragauti, galvoti, konceptualizuoti ar jausti. Visa tai, kas yra pajuntama mūsų žemiškojo gyvenimo kelionėje, visa tai yra forma. Širdies sutroje, budizmo tradicijoje yra sakoma, forma yra tuštuma, tuštuma yra forma. Tačiau šis raštas, ši širdies sutra iš tikrųjų turi būti įrašyta mūsų širdyje, gyvų patyrimu. Turime įžvelgti visą ko tuščią prigimtį, patyrimu. Čia ir dabar. Ir praktikuoti dėmesingumą, budrumą, kadangi pradžioje, mūsų dvasinio kelio pradžioje, netgi turėjus tam tikrą realizaciją, mes vis dar patikime proto, konceptų, įvairių būsenų tikrumu, įvairių situacijų tikrumu. Turime išlikti visuomet budrus savo tikrosios natūralaus proto prigimties atpažinime.
turime išmokti elgtis kaip laisvos būtybės, gyventi šioje nepranokstamoje laisvėje. Ir įvairios formos, pradžioje buvusios mūsų išsiblaškymo priežastimi, dabar pamažu tampa mums naudingos, nes jose tuštuma atpažįsta tuštumą. Ir jos visos sugrąžina mus atgal į autentišką būtį. Pamažu visą tai pažinsime patyrimu. Reikia turėti nuoširdumo, paprastumo ir tyro noro pažinti tiesą. Ir tai bus mums atskleista. Pernelyg didelis noras kažko pasiekti, juk taip pat yra forma ir yra tai, kas pastoja kelią mums į savęs pažinimą. Tad paleiskime visą, leiskime pačiai visatai išskleisti šį savęs pažinimo žiedą mūsų širdyje, mūsų sieloje. Nebandydami nieko pakeisti, nieko modifikuoti, tik pastebėkime tai, tik būkime dėmesingi ir tai savaime įvyks. Dievas, visata padeda žmogui, kuris pasiduoda ir perduoda visą į jo rankas, į jos rankas. Mumis pasirūpina visata šiuo dvasiniu procesu. Kuo giliau pasiduosime į jos rankas, tuo greičiau ši realizacija įvyks. Įtapsime tikrai tušti, pati visata pripildys mūsų sielą šviesos. Įpaleisime visą kontrolę, visa atsiras reikiamoje vietoje.